Aš giliai studijavau astrologiją, bet ją palikau, nes piktavalė. Pirmasis klausimas: ar dvasios ar demonai gali numatyti ateitį? Ne, jie to negali kaip Dievas. Tačiau lankantis pas raitelį ar žiūrint horoskopą, jei jis teisingas, štai kodėl. Kai lankaisi pas raitelį ar dvasininką, jie turi gebėjimą bendrauti su demoniškomis dvasios. Ir taip jie bendrauja su dvasiomis, kurios tęsiamai tave seka, kurios buvo paskirtos tau, taip jie tai įgyja. Tai kaip jie gali pasakyti tau apie tavo praeitį? Jie gali pasakyti tau apie tavo ateitį ir suteikti prognozę ir pasakyti, kad tau tai įvyks arba tavo vyras mirs ar pan. Ir tu tai priimi, sutinkate su tuo savo kūne, siela ir dvasia. Ir tada tu suteiki tiems demonams galią, leidimą. Tu suteiki jiems prieigą į tavo gyvenimą atlikti tuos planus. Taigi demonai negali matyti ateities. Jų strategija yra tave priversti sutikti su jais ir jų planu, kad jie turėtų legalią teisę, dvasinį leidimą atlikti tą veiksmą ar rezultatą. Astrologija veikia panašiai, bet kitaip. Astrologija pirmiausia atakuoja tavo tapatybę. Pirmas žingsnis, kurį velnias naudoja astrologijoje, yra priversti tave sutikti ir priimti tavo zodiako ženklą. Tai veikia tavo asmenybę ir atveria duris demonėms įeiti į tavo gyvenimą. Jei kas nors sako, aš esu pjūgas ir jie sutinka su tuo ir tiki tuo, jie atveria duris tam dvasios ženklui, tam ypatingumui. Kiekvienas zodiako ženklas yra dvasia, yra pjūgo dvasia, avino dvasia, sagenta dvasia, yra vyriausiasis princis, yra demonas paskirtas tam. Vėlgi, aš buvau astrologijoje ir kai aš išėjau, šventoji dvasia atskleidė man šiuos dalykus, kad galėčiau gauti atlaisvinimą. Tad galėjau iš jo išsilaisvinti. Todėl aš dalinuosi šiomis dvasinėmis paslaptimis dabar. Kiekvienam zodiako ženklui yra atitinkama dvasia ir yra daugybė kitų dvasios, kurios veikia arsenale. Pavyzdžiui, pjūgas yra žinomas dėl obsesinio kompulsinio sutrikimo, nerimo, žmonių patenkinimo ar socialinio nerimo ir tai visi tie dvasios ateina, kai priimi pjūgo dvasią, priimi visas tas kitas mažas dvasias, kurios su tuo eina iš esmės. Dabar tu prisiimi tą tapatybę. Tu suteikiai pjūgo leidimą. Savo gyvenime demoninės dvasios ir jų pririštos dvasios dabar laisvai įtakoja jūsų asmenybę, protą bei dvasią. Prorokavimas kyla, nes turėdami asmenybę norite sužinoti ateitį ir kas įvyks. Dar daug lieka pasakyti. Taigi antra dalis atsiras jūsų algoritme ir sraute, dar labiau paveikdama jūs dvasinėje srityje.